savoka miego arterija. Jinai yra svarbi ir svarbi net keliose srityse ir kraujagyslių chirurgijoje. Miego arterija mažiausiai tikriausiai turi ryšio su pačiu miegu. Mokslai patiko, tai visi biomedicinos ir sekėsi gerai. Tai šitie sprendimai taip ir vedė vienas į kitą. Pakalbėkime dar apie vieną ligą - cukrinį diabetą. Kadangi ta diabetinė pėda tai yra tiek neurologinė, tiek kraujagyslinė patologija ir netgi ortopedinė iš dalies. Paminėjote trombozę. O kuo pavojingi trombai venose? Trombai venose pavojingiausi dėl to, kad jie gali nukeliauti kitur. Labadiena. Šiandien sveikatos virtuvėje svečiuose kraujagyslių chirurgė Urtė Builytė-Plioplienė. Sveiki, profesoriau. Sveiki. Džiaugiuosi, kad jūs sutikote pas mus ateiti ir pasikalbėti apie sveikatą. Ir pirmą klausimą paklausiu, tokį galbūt ir keistai gali nuskambėti, bet ar sunku būti gydytoja ir mama vienu metu? Iššūkių yra. Tikriausiai nei viena mama prieš patapdama mama įsivaizdavo, kaip bus, bet viskas būna kitaip, kai jau atsiduri tam dalyke. O derinti su profesija, su daug savęs reikalaujančia profesija, iššūkių yra, bet stengiasi. O kodėl jūs pasirinkote mediciną ir galiausiai nutarėte tapti kraujagyslių chirurgė? Čia tikriausiai kaip kiekvienas paauglys yra šiek tiek naivus. Tai ir mano tos tikriausiai paskaitos pirminės buvo galbūt naivas, bet galbūt ir gražios. Tai aš visada norėjau, kad mano darbas turėtų kažkokią prasmę. Tai prasmė padėti kitiems, čia tikriausiai viena gražiausių, didžiausių tokių yra. O kadangi mokslai patiko, tai visi biomedicinos ir sekėsi gerai, tai šitie sprendimai taip ir vedė vienas į kitą, nors iš tiesų iš pat pradžių, kadangi mano mama yra slaugytoja, tai kol dar buvau jaunesnė, sakiau jokiais būdais, nes tai tikrai labai sudėtinga atrodė ir savęs daug paukojantis reikalas. Bet kažkaip tas gyvenimas taip susiklostė, kad esu čia, kur esu. Kraujagyslių chirurgija. Ką gydo kraujagyslių chirurgai? Pavadinimas ir sufleruoja, bet galbūt ir kažkiek klaidina, nes iš tiesų kraujagyslių chirurgai gydo kraujagyslės. Tai iš esmės viską, kas nėra galvos viduje, kas nėra širdyje, tai gydo kraujagyslių chirurgai. Tų kraujagyslių yra daug ir įvairių ir tas gydymas skiriasi ir manau, kad vienas tokių svarbesnių mano specialybės aspektų ir yra tai, kad kaip dauguma chirurginių specialybių turi savo kažkokią tokią sesę ar brolį, kaip pavadinti, terapinėje dalyje, tai mes kraujagyslių chirurgai, mes gydome ir vaistais, ir diagnozuojame patys ligas, bet ir dar ir prie viso ko prisideda operavimas. Tai mūsų tokia specialybė labai tokia dinamiška, plati ir iš tiesų įvairi. Ir dėl to, yra sudėtinga, manau. Labai dažnai galima pamatyti spaudoje, kalbant apie ligas, širdies kraujagyslės ir visą kitą, tokią savoką miego arterija. Jinai yra svarbi ir svarbi net keliose srityse, ir kraujagyslių chirurgijoje, ir kardiologijoje, ir neurologijoje. Tai kodėl jinai tokia svarbi ta miego arterija ir kaip kraujagyslių chirurgai čia prisiliečia prie jos? Miego arterija mažiausiai tikriausiai turi ryšio su pačiu miegu, tai reikia šitą dalyką visą laiką pažymėti, bet ką kraujagyslių chirurgai veikia su miego arterija, tai iš tiesų mes diagnozuojame ir jeigu reikia, imamės intervencijų, jeigu matome, jog miego arterijoje yra susiaurėjimas, nes būtent tas susiaurėjimas, stenozė, taip jau mediciniškiau sakant, jinai didina riziką ir kartais netgi lemia tai, kad žmogų gali ištikti insultas. Tai kaip ir daugumoje dalykų prevencija yra geriau negu gydymas, taigi vertindami rizikos ir naudos santykį nuo tam tikro lygio, mes tengiamės tą stenozę, tą susiaurėjimą kraujagyslės pašalinti. Taip, prailgindami kokybiško ir tiesiog gyvenimo trukmę pacientams, kuriems yra šita liga diagnozuojama. O kaip jūs nusprendžiate, kada operuoti? Kaip visada, mokslas žengia į priekį ir vis daugiau tyrimų atsiranda, bet iš esmės pagrindinis kriterijus operavimo tai yra kokio lygio susiaurėjimas yra kraujagyslėje ir ar yra simptomai. Tai jeigu yra susiaurėjimas ir simptomai,
Tai transitorinės išeminės atakos ar netgi žmogui įvyko insultas, tai tada operuojame, jeigu anatomiškai tai prieinama, jeigu anatomiškai sudėtingiau prieinama galimos kitos intervencijos, minimaliai invazyvios, o jeigu simptomų nėra, bet yra didelio laipsnio irgi susiaurėjimas, tai irgi vertindami rizikos ir naudos santykį kartais rekomenduojame operuoti tą kraujagyslę. Bet žmonėm yra baisu visa, kas susiję su galva ir arti galvos, ar galvoje, ir kaip tą baimę galima įveikti, ar tikrai tos operacijos tokios baisios ir pavojingos. Bet kuri operacija tikriausiai netinkamose rankose gali būti baisi ir netgi pavojinga, bet patikimose rankose, kai yra įvertinamos rizikos, ta operacija iš esmės daugumą atvejų yra sėkminga. Bet žinoma, tai turi būti įdirbis, turi būti ir paciento rizikos faktoriai, kaip sakyt, valdomi. Ir visą tai suderinant, tie rezultatai iš tiesų būna geri ir žmonės dažnai po viso to būna laimingi, patenkinti. Nors kartais matote, kai sakome, kad reikalinga operacija, kad išvengtume ateityje problemų, tą sprendimą sudėtinga priimti, nes ta ateitis toks yra labai abstraktus dalykas. O gal manęs tas nepalies, gal man to nebus, tai kam čia dabar daryti. Tai čia jau tokie būna iš tiesų išsamus ir ilgi pokalbiai su pacientais. Ar labai sudėtingi tyrimai, kurie gali leisti įvertinti, ar sveika miego arterija? Tyrimas iš tiesų yra pats iš savęs paprastas, bet reikalingas tam tikrų žinių interpretuoti. Tai yra paprasta kaklo kraujagyslių echoskopija, kuri yra neinvazyvi, neskausminga ir iš tiesų atliekama pakankamai greitai ir iš karto turime rezultatus. Kartais tas tyrimas truputėlį būna komplikuotas, jeigu, sakykime, dėl tam tikrų anatominių dalykų, tai kartais reikia papildomų tyrimų, kartais kompiuterinė tomografija taip pat mums padeda. Bet daugumą atvejų pakanka netgi paprastos echoskopijos. Tai galima sakyti, kad pacientas atvykęs pas jūs konsultacijai į Vilnelės klinikas gali iš esmės jau labai daug sužinoti. Taip, galima iš tiesų iš karto nuraminti, jeigu nieko nėra, o jeigu kažką matome, tai jau tada galime, kaip sakyt, spręsti, ką daryti toliau ir planuoti tolimesnę eigą. Gerai, pakalbėkime dar apie vieną ligą, cukrinį diabetą. Ir šiuo atveju atrodytų tai yra endokrinologų, šeimos gydytojų, terapinio profilio gydytojų vieta. Bet cukrinis diabetas susijęs su kraujagyslių chirurgija ir susijęs vienoje tokioje srityje, kai mes kalbam apie diabetinę pėdą. Aišku, tų sąsajų yra ir daugiau, bet diabetinė pėda turbūt kelia didžiausią baimę pacientams. Ir dažnai sakoma, kad diabetinė pėda jau yra nuosprendis. Kaip jums tai atrodo? Tai tikrai nėra nuosprendis, bet tai yra liga ar būklė, jeigu tai pavadinsim, kurios nereikia nurašyti ir iš tiesų reikia imti jautį už ragų ir gydytis. Taigi, kaip jūs ir minėjote, tai yra daugiadisciplinės sritis ir manau, kad kraujagyslių chirurgas iš tiesų vaidina vieną iš reikšmingesnių vaidmenų šiame scenarijoje, kadangi ta diabetinė pėda tai yra tiek neurologinė, tiek kraujagyslinė patologija ir netgi ortopedinė iš dalies. Tai visgi jeigu esant diabetinės pėdos sindromui nustatoma, kad yra ir kraujotakos pažeidimas, tai kraujagyslių chirurgas daugumą atvejų gali padėti atstatyti tą kraujotaką ir pagerinti tiek paciento būklę trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. O kokius tyrimus kraujagyslių chirurgai atlieka diagnozuodami kraujagyslių patologiją? Pagrindinis mūsų tyrimo metodas tai yra ultragarsas, kitaip sakant, duplex sonoskopija, bet aišku, kartais yra nepakankama, todėl neretai mums į pagalbą ateina kompiuterinės tomografijos tyrimai, kartais netgi magnetinio rezonanso tyrimai. Minimaliai invazyviais metodais įtariant ligą ir jeigu mums tų duomenų trūksta, kartais imamės ir tokių intervencinių diagnostikos metodų kaip konvencinė angiografija, kai žmogui dažniausiai kirkšnies srityje įvedama adata į arteriją, suleidžiama kontrastinė medžiaga ir taip mes galime pamatyti tą arterijų medį, kurioje vietoje, kaip sakyt, mus domina, ar tai būtų kojos, ar tai būtų galvos kraujotaka, ar kažkas kitko. Ar čia labai pavojingas tyrimas? Šiais laikais tai yra iš tiesų minimaliai pavojingas tyrimas ir dažniausiai komplikacijos yra jau retos. Kaip ir dauguma chirurgų, tikriausiai laboratoriniai tyrimai mums reikalingi, bet nėra pagrindiniai, kuriuos mes naudojame kasdienai.
Ar D-dimerai yra tas topinis tyrimas kraujagyslių chirurgijai ir kiek jis naudingas yra iš tikrųjų realiai? D-dimerai, jeigu jie nepadidėja, tai naudingi tuo, kad iš tiesų atmeta ligą, bet jeigu jie yra padidėję, mums tų duomenų papildomų kaip ir nesuteikia, nes visiems turime atlikti echoskopiją, nes D-dimerų padidėjimas yra susijęs su daugeliu kitų ligų. Tai gali būti ir uždegiminės ligos, tai gali būti autoimuninės kažkokios ligos. Taip pat, žinoma, gali būti, kad jie yra padidėję dėl kažkur esančio trombo, nes D-dimerai patys iš savęs yra trombos kilimo produktas. Echoskopas gali padėti nustatyti trombą? Tikrai taip. Vienas pagrindinių pirminių tyrimo metodų, minimaliai invazyvus, neskausmingas pacientų ir duodantis mums daug informacijos. Norėčiau dar paklausti jūs apie operacijas, venų operacijas. Pacientai taip pat visada domisi, o kas dabar nutiks, jeigu dalis venų bus pašalinta. Tai kaipgi iš esmės funkcionuos jo kraujotaka, nelikus dalies venų? Tai dažniausiai, jeigu jau kyla klausimas apie venų šalinimą, tai tos venos jau savo funkcijos nebeatlieka. Tai vadinasi, jų pašalinimas kraujo cirkuliacijos nesutrikdys, nes atsiranda kiti šalutiniai keliai, kaip tas kraujas nuteka, bet netgi padės tuo atžvilgiu, kad pašalins priežastį, dėl ko pacientui kilo negalavimai. Tai būtent tų sergančių venų pašalinimas pagydo pačią priežastį, tai ta veninė stazė, sąstovį veninio kraujo ir pats organizmas jų pašalinimą kompensuoja, sudarydamas kitas jungtis ir nukreipdamas kraują tekėti kitais keliais. Ar dažnai tenka amputuoti galūnes dėl diabetinės pėdos? Neretai. Iš tiesų, bet dalinai tai susiję, kad žmonės pakliūna jau ligai pažengus, nes tų žinių trūksta tiek pačių pacientų gretose, tiek tikriausiai tam mūsų paruošime, bet būtent, kadangi ta diabetinės pėdos sindromas, jį pradėta kreipti daugiau dėmesio, tikriausiai pastaruosius keletą dešimtmečių, bet jeigu yra, sakykime, jau seniau šitie dalykai prasidėjo, tai tų žinių trūksta ir paciento kelias iki specialisto iš tiesų yra kartais per ilgas. Vadinasi, gydymas vaistais gali apsaugoti nuo amputacijos? Daugumą atvejų taip. Ne, bet kartais pati liga yra tiesiog labai agresyvi ir tam tikri paveldimumo klausimai, genetiniai dalykai, kad netgi nepaisant optimalaus gydymo, visgi liga progresuoja ir kartais neišvengiama tų komplikacijų ir tokių liūdnesnių baigčių iš tiesų. Kodėl kraujagyslių chirurgus dažnai asocijuoja su venų ligomis? Dažniausiai net sakyčiau. Tikriausiai tai yra dalykas, kuris yra geriausiai matomas. Viskas, kas yra susijęs su grožiu, su estetika, žmonėm iš tiesų skauda, rūpi ir ta venų varikozė yra tikrai matoma, nes didelis paviršiaus plotas kojose ir pagrindiniai specialistai, kurie jas tvarka, tai ir žinoma yra kraujagyslių chirurgai, todėl ir esam daugiausia dėl to žinomi, bet tikrai atliekame ne tik tai, gydome ne tik tas ligas. O kas per dalykas yra venų nepakankamumas? Lėtinis venų nepakankamumas gali būti susijęs tiek su paviršinėmis venomis, tiek su giliosiomis venomis. Aišku, dažniausiai, kaip jau ir pradėjome, tai susijęs su varikozėmis, tai reiškia paviršinių venų nepakankamumu ir iš jo sukeliamomis komplikacijomis. Bet iki komplikacijų kelias ilgas ir dažniausiai žmonės pradeda skųstis kojų tinimu, sunkumu, kartais mėšlungiu, bet tai tikrai nėra pagrindinis požymis. Ir aišku, ligai progresuojant gali atsirasti odos pokyčiai, tam tikros tokios kaip kavos spalvos, rudos dėmės. Kraštutiniu atveju atsiranda opos, lėtinės opos, kurios iš tiesų nešalinant priežasties gyja sunkiai. Kai venų nepakankamumas susijęs su paviršinėmis venomis, tai iš tiesų tie gydymo metodai šiais laikais yra pažangus, tai yra lazerinis venų šalinimas, bet jeigu nepakankamumas susijęs su giliųjų venų patologija ar seniau buvusiomis trombozėmis ir iš to su kilusių venų nepakankamumu, gydymas dažniausiai yra konservatyvus, tai yra kompresinė terapija. Paminėjote trombozę, o kuo pavojingi trombai venose? Trombai venose pavojingiausi dėl to, kad jie gali nukeliauti kitur. Tai iš esmės į mūsų plaučius, kur užkimšdami svarbias kraujagyslės, jeigu taip labai paprastai sakant, gali sukelti
rimtą ligą ir netgi mirtį. Pats trombas, būdamas toje gilioje venoje, dėl sukeliamo uždegimo taip pat gali sąlygoti venos randėjimą, kas ilgainiui sukelia venų nepakankamumą ir dėl jo atsirandančias komplikacijas. Ar pats pacientas gali nuspėti ar įtarti, kad jam yra venų trombozė? Žinoma, gali. Dažniausiai, jeigu kalbame apie giliųjų venų trombozę, tai dažniausiai sutinsta viena koja, retai kada būna, kad abi kojos sutintų dėl venų trombozės. Ir atsiranda skausmas. O jeigu šitie simptomai susiję su oro trūkumu ar su sumažėjusiu fizinio krūvio tolerancija, tada tikrai visada rekomenduojame skubiai kreiptis į gydymo įstaigą. Aišku, jeigu trombas tas venoje susidaręs yra paviršinėje, tas vadinamas tromboflebitas, gali pacientas pastebėti sukietėjusią, paraudusią, skausmingą kraujagyslę, gali netgi tą sukietėjimą čiuopti. Taigi šita būklė yra mažiau grėsminga, bet irgi rekomenduojama kreiptis į specialistus, kad būtų pasiūlytas tinkamiausias gydymas. Ar kiekvienas venų tinimas indikuoja kreipimąsi pas kraujagyslių chirurgą? Kaip jums atrodytų, ar žmonės per dažnai kreipiasi dėl kojų tinimo pas kraujagyslių chirurgą? Iš tiesų, tai vienas tikriausiai dažniausių skundų, dėl ko kreipiamas į kraujagyslių chirurgą, bet tikrai ta venų patologija yra retesnė negu kitos, kurias dažnai nustatome, nes kojytės gali tinti tiesiog dėl pozicijos, daug sėdintis žmogus arba, sakykime, jeigu tai yra vyresnio amžiaus žmogus ir tiesiog didžiąją laiko dalį praleidžia sėdėdamas ir kojytės nuleidęs. Tai taip pat gali būti susijęs su endokrininėmis ligomis, gali būti susijęs su širdies nepakankamumu, o kartais netgi vasarą karštis, skysčių gausus vartojimas irgi gali nulemti kojų tinimą. Jauni, vyresni žmonės, kokie yra skirtumai tarp jų, tarp tų pacientų, kurie kreipiasi į jūs? Tikrai yra mitas, kad kojų venų varikozė yra tik tai vyresnio amžiaus žmonių liga. Kartais jinai prasideda ir jaunesniame amžiuje. Kartais ateina 20-mečiai su iš tiesų reikšmingomis varikozėmis. Pati liga tikriausiai jauniems žmonėms dažniau sukelia tokį estetinį diskomfortą, bet kartais tie simptomai susilygina tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus žmonių ir pasireiškia kojų sunkumu, tinimu, mėšlungiu. Ir aišku, vyresnio amžiaus žmonėms, jeigu dar prisideda kitos ligos, tie simptomai dažnai būna tokie labiau išreikšti. Labiau tas kojytės skauda, labiau tas tinimas matosi. Ir aišku, ligos progresavimas, kas yra pagrindinė priežastis, dėl ko imamės intervencijų, tai tie odos pakitimai ir netgi opų susidarimas visgi būdingesnis vyresnio amžiaus žmonėms. Bet kuriuo atveju pačią ligos eigą apsunkina gretutinės ligos ar būklės, tokios kaip viršsvoris, širdies nepakankamumas arba tiesiog sėslumas, ilgos valandos praleidžiamos sėdint ar namuose, ar darbe, ar kažkokiose kitose vietose. Ar gydymas vaistais padeda tokiem pacientams? Ar vis tiek, bet kokiu atveju, tik tai operacinis gydymas šiuo atveju efektyvus? Gydymas vaistais turi duomenų, kad kažkiek palengvina simptomus, tokius kaip tinimas, sunkumas. Dėl progresavimo moksliniai duomenys nėra vienareikšmiai, bet kitas svarbus dalykas prieš imantis intervencijų yra banalus toksai, bet svarbus, tai yra kompresinė terapija, tos vadinamos elastinės kojinės, kurias iš tiesų sąžiningai ir pareigingai dėvint pacientai jaučia pagerėjimą. Iš tiesų palengvėja simptomai ir kartais netgi leidžia išvengti intervencijų, tai kitaip sakant, operacijų. Ar kompresinės kojinės žmogus gali pats įsigyti, pasitarę su vaistininku, ar visgi turėtų nuspręsti kraujagyslių chirurgas? Visada rekomenduoju pasikonsultuoti su kraujagyslių chirurgu, ar iš tiesų tų kojinių reikia, ar jos padės, o kitas svarbus yra dalykas kojinių dydis. Kas jį parinks, ar pats pacientas save išsimatuos, ar vaistininkas vaistinėje pamatuos, ar kažkur nuėjus į ortopedinių prekių parduotuvę ten darbuotojas išmatuos, tai tikriausiai nėra pagrindinis dalykas, bet svarbu, kad tie apimtys būtų tikslios. Todėl visada rekomenduoju išsimatuoti už šlaunies, blauzdos ir čiurnos apimtį ryte, atsikėlus tik tai iš lovos, nes ilgainiui netgi fiziologiškai kiekvienam žmogui tos kojos patins ir jeigu kojytę matuosime vakare, tikėtina, kad kojinę išsirinksime per didelę.
O jeigu labai matuodami norėsime mažesnių apimčių, tai su tokiais skaičiais nuėję ir įsigiję kojinę, jausime, kad jinai tikrai nepatogi, spaudžia per daug ir tiesiog negalima jos dėvėti. Minėjote apie vyresnius žmonės, kurie irgi kenčia dėl venų varikozės, bet tenka praktikoje matyti trofinės opas, kurios susijusios su venų varikozės pasekmėmis. Ir čia yra tokia dilema. Mes turėtumėm turbūt užgydyti tas trofinės opas ir tik tada jie būtų operuojami. Tačiau tas gydymas labai dažnai būna labai ilgalaikis, komplikuotas ir dėl pačios tos opos sunku pasiekti rezultato. Kaip čia pasiekti balanso ir kaip čia įmanoma būti efektyviu gydytoju? Iš tiesų, pagrindinis dalykas ligai pagydyti tai yra priežasties šalinimas. Žinoma, jeigu tuo metu yra aktyvi infekcija ar tiesiog kitos yra būklės ūmesnės, tai tuo metu tikrai intervencijų nesiūlysim. Bet jeigu opa yra ilgą laiką, tuo metu nėra aktyvios infekcijos, intervencijos galimos. Ypač šiais laikais, kadangi intervencijos yra minimaliai invazyvios, tai tos vadinamos lazerinės flebektomijos, tikrai nebebūtina laukti, kol opa sugis. Galima pirmą tvarkyti priežastį ir tada opos gydymas bus žymiai sėkmingesnis. Kalbant apie galūnių patologiją, apie galūnių kraujagyslių bėdas, jeigu kalbam apie širdies kraujagyslių ligas, tai visi žino miokardo infarktą, visi žino insultą ir iš tikrųjų daug turi supratimo apie tai. Tačiau kalbant apie galūnių kraujotakos sutrikimus, tas žinojimas yra nepakankamas. Ir daliai pacientų, kaip mes jau ir kalbėjom, baigėsi amputacijomis. Kągi iš tiesų reikia padaryti, kad žmonės žinotų ir suprastų, kad tai yra labai svarbu jų gyvenimo kokybei ir jų pagaliau negalios rizikai, kuri gali atsirasti. Tai tikriausiai pagrindinė žinutė, kurią norėčiau, kad iš tiesų išgirstų tiek pacientai, tiek dar šitų ligų neturintys žmonės, tiek gydytojai, kad galūnių aterosklerozė yra visgi to paties medžio šaka, kaip širdies vainikinių arterijų ligos ar būtent insultas. Rizikos veiksniai yra tie patys. Hipertenzija, aukštas kraujospūdis, rūkymas ir viršsvoris ir cukrinis diabetas. Todėl visų šitų faktorių valdymas yra labai svarbus, bet visada reikia nepamiršti, kad jeigu jau yra nustatyta vainikinių arterijų patologija ar žmogus patyrė insultą, visada reikia atkreipti dėmesį į galūnes. Ką kiekvienas gali padaryti pats net namuose, tai pabandyti apčiuopti pulsus savo kojytėse. O kaip apčiuopti teisingai pulsą savo kojų? Dabar tikriausiai nebūtų gražu išsikelti kojas ant stalo, bet tiesiog nykštį pakėlus į viršų, nuo jo pirštelis dedamas į šoną ir ant nugarinės pėdos dalies stengtis apčiuopti pulsą, jeigu taip nupasakojant. Tai pabandyti arba tiesiog atkreipti dėmesį, ar kojos pakeltos nebąla, ar vaikštant nesutraukia blauzdos raumenų. Ir netgi tokių paprastų dalykų stebėjimas iš tiesų padeda mums anksčiau diagnozuoti šitas ligas, tiesiog leidžia neužleisti šitos patologijos, kas gali baigtis iš tiesų, liūdnomis pasiekmėmis. O kaip dažnai mėšlungis yra galūnių kraujotakos sutrikimo požymis? Aš visgi manau, kad rečiau negu kad dažniau, nes iš tiesų mėšlungis gali būti sukeltas daugelio priežasčių ir aš sakyčiau, visgi mėšlungis yra, kartais skundžiasi šituo pacientai, jeigu yra problemų su galūnių kraujotaka, bet dažniausiai tai yra susijęs su kitais dalykais. Žmonės dažnai kreipiasi į kraujagyslių chirurgus, kiek tenka girdėti, dėl kojų skausmo apskritai. Kaip dažnai jums tenka dalintis šitą duoną su gydytojais neurologais? Iš tiesų dažnai, bet šitą duoną dalijamės ne tik su gydytojais neurologais, bet ir dažnai su gydytojais ortopedais, traumatologais ir netgi gydytojais reumatologais, nes iš tiesų tie skausmai yra labai įvairūs ir kol su tuo tikriausiai nesusiduri, nepagalvotum, kad gali būti sukeltas tiek daug priežasčių. Jeigu sugrįžtumėm prie arterijų, tai egzistuoja toks ryšys su rūkymu, arterijos ir rūkymas. Kaip kraujagyslių chirurgija gelbsti, padeda, diagnozuoja tuos pacientus, kuriems rūkymas padaro didelę žalą? Iš tiesų, rūkymas yra viena pagrindinių priežasčių, kuri sukelia tą arterijų pažeidimą, skatina aterosklerozę, tų arterijų siaurėjimą.
netgi yra tam tikri dėsningumai, kur susiformuoja tos plokštelės rūkantiems žmonėms ir kur susiformuoja nerūkantiems žmonėms. Ir iš tiesų pirmas patarimas, kurį kraujagyslių chirurgai duoda tokiam pacientui kreipusis į mus, tai yra mesti rūkyti. Ne savaitę, ne mėnesių, bet nuo šiandienos rekomenduojame mesti visam gyvenimui. Ir tu suprantama, tai yra sudėtinga, bet ką padarysim. O kaip rūkantis pacientai pajunta, kad kažkas jau negerai su jų kraujagyslėm galūniu, kokie tie požymiai išduodantis, kad tas rūkymas jau padarė savo blogą darbą? Dažniausiai tai yra netgi liga vadinama kaip čia, vitrinų liga, kad žmogus eidamas tam tikrą atstumą pradeda justi, kad pradeda skaudėti blauzdas ir jam reikia pastovėti, truputėlį luktelti, tai dažnai pasižiūrėti į vitriną, kol tas skausmas praeina ir tada vis vėl gali eiti. Tai neretai tas atstumas prasideda nuo 500 metrų ir daugiau, bet ilgainiui negydant ir lygai progresuojant, tai pereina į tuos vadinamus ramybės skausmus, kai tiesiog žmogus nebegali miegoti naktimis, turi nuleisti tas kojas, kad kažkiek kraujo pritekėtų, ir aišku, ilgainiui gali susiformuoti negrįžtami pakitimai, dar vadinama gangrena. Rūkymas vienas iš kraujagyslių priešų, o tų priešų daugiau yra? Tai žinoma, kitas mūsų priešas yra cukrinis diabetas ir aukštas kraujospūdis. Tai ir aišku, kaip tikriausiai visų beveik ligų priešas yra tokie jau bendresni, tai yra sėslus gyvenimo būdas ir prasta mityba, nes šitie du dalykai iš tiesų paveikia daugiausiai tikriausiai sistemų ir tas sinerginis efektas iš tiesų yra didelis. Reiškia, sveikas gyvenimo būdas gali padėti išvengti konsultacijų kraujagyslių chirurgų. Tikrai taip, bet tikriausiai ir visų kitų konsultacijų taip pat. Na ir pabaigai norėčiau paklausti, kas jums yra profesinė sėkmė? Tikriausiai, kai aš iš tiesų galiu padėti pacientui, kad mano žinios, mano sugebėjimai gali pagerinti gyvenimo kokybę, kartais netgi prailginti tą gyvenimo trukmę. Ir kartais net ir labai sudėtingi atvejai, kurie galbūt ir nesibaigia taip, kaip norėtum. Bet jeigu žmogus išeidamas jaučiasi geriau, tai visada džiaugiasi. Ačiū, Urte, už puikų pokalbį. Dėkoju. Ačiū Jums. Iki sekančių susitikimų.